Sveiki, mielieji, vėl malonu man su jumis bendrauti, ilgą laiką neįkėliau, labai buvau užimta, pasistengsiu vėl jūs sudominti. Pradėsim šiandieną, sugrįšim, kad yra mažieji arkanai ir yra didieji arkanai. Didieji arkanai, va čia jie yra 22, atspindi vidinį žmogaus pasaulį, tai jūsų svarbiausias yra kelias. Tai kaip kelionė, kuri prasidės nuo kvailio arkano ir užsibaigs pasaulio arkano. Žinote, kaip sako, nuo nieko į nieką. Šie arkanai jūsų yra pasąmonė, likimas. Tai yra, ką sunku pakeisti ir įtakoti. Yra tam tikri būrimai, kur naudojami, pavyzdžiui, tik tai 22 didieji arkanai. Tai labai tinka naujokams ir aišku, tinka profesionalams. Tai labai svarbi vieta visuose absoliučiai dėstymuose. Į didžiuosius arkanus reikia iškart atkreipti dėmesį, jeigu mes būriam, dėliojam, tai pagrindinis kortos aplink jas ir dėliosis klausimo atsakymas. Pavyzdžiui, aš nežinau, ar jūs dėliosite vienaip ar kitaip, aš tik 3 kortas, tai žodžiu, visos šalia papildys bendrą prasme, šalia tų didžiųjų. Tai kaip veiksmažodis, žinot, būna ir daiktavardis. Su laiku nereikės atskirai dėlioti, iškart, aišku, jūs matysit kaip ištisą sakinį. Skaitysite pradžiai kaip vaikai skiemenėmis, lėtai, o vėliau labai greitai. Dar vėliau net nežiūrėsite į visas tas kortas, žinote, tik užmetus akį matysite atsakymą. Nepamirškit, kad kortos apverstos, taip va, turi kitą reikšmę. Viskas turi dvigubą gyvenimą. Kortos, taro taipogi turi dvigubą gyvenimą. Dabar, jeigu kalbėti apie didžiuosius visus tos arkanus, tai yra 3 grupės didžiųjų arkanų. Kilęs iš lotyniško žodžio arkanum, reiškia paslaptis. Taigi taip jūs sužinosite užslėptą informaciją. Aišku, labai padeda jūsų vizualizavimas, ne tik konkrečios žinios. Vizualizavimas tai yra pamačiau, pajaučiau, bet aš dažnai naktį susapnuoju. Va šiandien Lenormand kortą sapnavau, kur medis yra, o aš susapnavau jau nukirstą, tik tai kad liko kelmas tas, kaip jis vadinasi, ne? Ir aš sakau, žiūrėkit, mirtis, nes jeigu nukerti viskas, tai va, kartais ir jūs jausit, matysit, sapnuosite. Ir dar tai yra bendradarbiavimas tarp Dievo, visatos ir žmogaus. Tai aukščiausiojo atspindys. Dabar taip, jie dalinasi į 3 grupės. Protas, siela ir buitis. Siela, širdis, galima sakyti, ne? Vat vėlgi pradėkim nuo čia, kad kvailys, kodėl aš čia padėjau, turėtų būti. Sumakalavau viską, va taip turi būti. Kvailys, tai pradžia, nuo čia prasideda viskas, ne veltui jis dar vadinamas ir vaiko korto, gimimas, ne? Taigi, panagrinėkim, kokie didieji arkanai priklauso išminties proto grupiai. Tai nuo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, čia gerai sudėta viskas, 6, 7, su vat tuo, vat eina 7 iki vežimo, va tai va turi būti, iki 7, 5 čia yra, 6, 7 arkanas. Nu tai va, tai žodžiu, magas, ne, apie kvailį jau pašnekėjome, dabar magas, jis simbolizuoja pirmąją mintį, plano gimimą, veiksmą. Kas toliau atsiranda? Toliau atsiranda žinia. Tai pasąmonės įtaka, nuojauta, minčių procesas. Toliau, kas prisijungia į šį žaidimą? Imperatorianė. Jinai duoda motyvacijos, jausmų. Jeigu mes žiūrėsime į šią kortą, imperatorius atsako už jėgą, valdžią. Toliau eina šventikas. Šventikas kaip ir duoda palaiminimą, atsakingas už mintis, kurios paliečia pačią giliausią jūsų sielą. Toliau žiūrime įsimylėjėliai, priveda prie pasirinkimo.
toksai amžinas gali būti mėtinimasis tarp to, žinot, kaip daryti, nedaryti. Ir toliau eina vežimas, pasiruošęs aktyviems veiksmams. Bet mes dar tik kelio pradžioje, pagal visus šitus, toliau procesas eina per širdį. Sielą, pamenate, ne? Arkanai širdies ir sielos, taip tai bus toksai kaip filtras, kur atskirsim grūdus nuo pelų. Čia ir bus taipogi vėl 7 arkanai. Jėgos arkanas reikš vidinio kovo pasiruošimą sutikti kliūtis. Atsiskyrėlis, atsakingas už savęs pažinimą, atsiskyrimą dėl tokio pabuvimo pačiam su savim, dvasinio augimo, vystymosi. Fortūnos ratas tai yra pasitikėjimas pasauliu, gyvenimu, kuris vyksta visatos ritmu. Teisingumas, tai jūsų sąžinė, moralė gali būti. Toliau pakaruoklis moko atsiriboti, nustatyti ribas. Mirtis arkanas, pereinamasis toksai etapas, vienas susibaigė, kitas baigėsi. Ir nuosaikumas. Nuosaikumas kaip ir užgydo padarytas žaizdas, duoda vilties ateities vizijai. Štai čia jums šitoj vietoj pavyksta susitarti su pačiu savim, suprasti savo išgyventus jausmus. Ir dabar ateina laikas daugiau tokiem aktyviems, tai čia daugiau eina jau buitiniai dalykai. Tai kaip jūs save pateikite išoriniam pasauliui, šie arkanai atskleis, parodys išties svarbius įvykius, kurių negalima ignoruoti. Su jais susidurti visiems būtina, kurie ieško, tyrinėja, taigi matom, velnias įtraukia tai visokio pobūdžio pagundas, tokia satana, tai lyg kliūtis, kur dažniausiai daugelis ir užkliūna. Toliau mes žiūrime, yra bokštas, tai sunaikina gyvenimo negandas, kurios buvo prieš tai ir ištinka tuo metu krizės, netikėčiausi dalykai. O žvaigždė duoda vilties ir tokia kaip tunelio gale šviesa į ateitį, padeda gyti, nes tai yra viltis. Mėnulis negatyvus, toksai daugiau negatyvus įvykiai, liūdesys, melas, pergyvenimai. Saulė. Saulė yra atvirkščiai mėnulio, simbolizuos pergalę, pilnai nugalėsite, pamatę šį arkaną, visas kliūtis. Jeigu mes žiūrėsim į didįjį teismą, tai yra užtarnautas toksai, kaip sakyčiau, finalas. Tai, kas jau yra tikrai neišvengiama. Tai sprendimas jau greičiausiai kažkieno, tikrai ne jūsų. Pasaulis užbaigimas proceso, irgi užbaigiam mokslus, kraustamės į kitą šalį, gali būti pasiekimas jūsų užsibrėžto tikslo, kelionės kažkokios pabaiga. Taigi čia perėjus visą kelionę tikrai rasite visko, kaip Santoitoj Barbaroj, kaip visur, gimė, mirė, susitiko, gyveno laimingai, pradėjo pyktis, išsiskyrė, vėl susitaikė, gražiuoju ir piktuoju, parodys istoriją, kas bus toliau, kaip sutars. Perėjimas labai daug išbandymų per visus arkanus. Ir jūs su savo taro kaladę kalbėsite tik jums suprantama kalba. Perverstos kortos duos dar daugiau aiškumo, sukels daugiau asociacijų. Suprasite, kur nuteka nereikalinga energija, dažniausiai apverstos turi kortą neigiamą tokią emociją. Visi žmonės skirtingi ir visos taro kaladės unikalios. Vienos bus kaip magnetas trauks, prie kitų nesinorės prisiliesti. Bus tikrai įdomu tyrinėti jas visas, tik nepasiklyskite, nes jų išties yra daug ir išsirinkite kelias. Ir tik tuomet nuolat po truputėlį papildykite, nes tas atrodytų piešinukas,
tikrai žinau pagal save, nuo jo viskas priklauso, ar jūs norėsite burt ar ne. Pasirinkę netinkamą kaladę, jūs nenorėsit, pasirinkę tinkamą, jūs norėsite. Neskubėkite pirkti labai brangių kortų, nusipirkite pigias, atraskite per tas dabar pigios kortos, jos tokios geros kokybės AliExpress, aš jums sakau. Ir kai jūs atidirbsit ranką, jūs galėsit pirkti kortas brangesnės, kurios kainuoja tikrai brangiai. Va čia yra iš tų kortų brangių, ane? Ir tokia kaladė su atsiuntimu man 70 svarų kainuoja, aš skaitau, yra brangu. O galit nusipirkti už 5 svarus, tai įsivaizduokit, jau vietoj jos galite turėti 10 kaladžių, 12. O tai labai labai svarbu, kad jūs turėtumėt pasirinkimą. Nes vėliau pamatysite ir pirkit klasikinės kortas, kad kiekvienas arkanas skirtingoje dėžutėje turės skirtingą piešinėlį, vadinasi ir skirtingos reikšmės yra. Šiandien aš su jumis atsisveikinu ir aš tikrai pasistengsiu reguliariai kelti savo įrašus su savo tokiom pamokėlėm. Būkit geri, parašykit man komentaro, ar jums patinka, nepatinka, ko norėtumėt, kad aš žinočiau. Gerai? Ačiū jums labai ir iki.